Vyksta drifto treniruotė Ukmergėje. Nesu dalyvavęs jokiame drifto renginyje. Todėl manau, tai bus puikiai proga išbandyti save. Ir žinoma, su ne bet kuo, o drone. Tai tą progą reikia, žinoma, kelių užduočių. Pirma misija būtų nesudaužyti GoPro iki galo. Todėl reikia pakankamai gerai išanalizuoti trasos sudėtį ir kur kas plius minus yra, kokios šakos kliūtis gali papulti krenta. Antroji misija - drifto bolidą išlaikyti kadre visą važiavimą. Ir trečioji misija, pati įdomiausia, tai kuo arčiau skristi drifto bolido. Ir tikrai įdomiausia. Sorry. Driftą. Ukmergės fotoanalizė. Bendrai aplinka atrodo gan saugi, teritorija aptverta, žiūrovai atskirai. Parkingas pilnas legendinių bolidų. Stotelės, kaip matau, aplinkui kaip ir nėra, tai turėtų būti viskas gerai. Bilietas žiūrovui 3 eurai, tai už įėjimą reikia susimokėti 3 euriukus. Trasa atrodo kaip gera vieta treniruotėms, važiuojama 8 ir galima tikrai daug ko išmokti. Tai dabar belieka įsivertinti, kur yra kliūtis, kur yra medžių šakos ar dar kažkokie neaiškus dalykai, kurie galėtų pasitaikyti mano skridimo vietoje. O GoPro yra pusiau gyva po praeito kartą, tai norėčiau, kad šį kartą nedamuščiau ir dar išliktų pusiau gyva ir toliau. Gerai, metas imtis misijų ir, kažin, ar pavyks pavyti bolidų savo FPV dronu. Varom. Nespėjau dar sužiūrėti, kaip čia atrodo ta trasa, bet po truputėlį jau suprantu, kaip kas. Šiaip iš esmės, įdomus faktas, kad truputėlį vėliau prasidės rimtesni važiavimai, tai maždaug nuo 2 valandos. Tai dabar dar turiu biškį laiko. Semi-pro skaitosi ir atsidaro daugiau. Ilgesnė trasa gaunasi, vieno posūkio daugiau, didesnis greitis. Varom pažiūrėti, kaip atrodo dar. Taip atrodo aikštelė. Šiaip labai viskas tvarkinga, gražu, daug žiūrovų. Didžiausia problema yra čia turbūt šis posūkis, kuris turi pušų šakas virš įvažiavimo į realią aikštelę, kurioje yra 8 daromas drifto būdu šonaslydžio. Reikia bandyti skristi ir žiūrėti, kas gausis. Chill Brazil. Pasižiūrėjau, nieko labai kažko įspūdingo, blogo nepastebėjau, kad būtų, yra kelios šakos ir tiek. Tai reikia truputėlį vienoje vietoje žemiau praskristi ir viskas ok. Taksi pasieksim.
įskridau į šakas, bet visai nieko. Kai visada jau darosi įprasta, sėdžiu skruzdėlyne. Jesus. Važiuojam. Taip, visai įdomus experiences. Nu kągi, Semi Pro. Nu, smagiai skrendasi. Kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Šiandienos driftas baigtas man. Manau, pavyko neblogai. GoPro gyvas liko. Smagi diena. Tai ačiū, kad buvai ir iki kitų kartų. Davai. Bye.